Aš kapitonas Lyzy iš Islandijos, kur gaminami Lyzy žuvų taukai. Sveika ir natūralu nuo gimimo. Laidą pristato internetinė parduotuvė zylutės.lt, sukurta vaikams. Pirmoji tema šių dienų pasaulyje yra labai aktuali. Turbūt dažnas iš mūsų susimąstome, kasgi laukia mūsų ir mūsų vaikų ateityje. Ar vieną rytą neatsibusime pasaulyje pilname šiukšlių ir per jas nematysime vienas kito? Galbūt aš šiek tiek perdedu, tačiau kiekvieną dieną ši problema tampa vis opesnė. Ar nereikėtų mums pagalvoti, kaipgi mes auklėjame savo vaikus? Ar nereikėtų jiems skiepyti meilės gamtai? Mokyti juos tausoti mūsų supančią aplinką? Labai džiaugiamės, kad mūsų tarpe yra šeimų, kurios tai daro ne vienerius metus. Stiklas, plasmasė, popierius. 3 gražūs spalvoti konteineriai, į kuriuos Rūta Morozovienė su sūnumi Gantu išmeta buitines atliekas. Tokių konteinerių aikšteles Lietuvos miestuose ir miesteliuose jau galima skaičiuoti tūkstančiais. Tad gyventojai tikrai gali rasti šiuos spalvotus konteinerius. O kodėl buitines atliekas nusprendė rūšiuoti Rūta? Augini vaikus, susimastai apie ekologiją, susimastai apie sveikesnį gyvenimo būdą, apie daug dalykų, kurių galbūt mes pasigendame mūsų lietuvėlėje. Tai tarkim, užsienio šalyse, Europoje tas visas rūšiavimas atliekų yra natūralus dalykas ir nieks net neverčia to daryti, žmonės natūraliai tą daro, rūšiuoja ir supranta, kad to reikia. Netgi Vokietijoje tiesiog neišveža šiukšlių nuo namo, jeigu jos yra netvarkingai sudėliotos. Tai mums dar toli iki to, bet jau po truputį žmonės pradeda mąstyti apie tai ir manau, kad tas ir pastumėjo. Tiesiog švariau, geriau gyventi ir rodyti kitiems pavyzdį vaikams. Rūto šeima nei didelė, nei maža, kaip daugelio mūsų. Vyras, 2 vaikai, Gatas ir Andrėja, bei kartu gyvenanti mama. Kaip jau supratome, atliekų rūšiavimo iniciatorė buvo Rūta, o kaip šią idėją palaiko kiti šeimos nariai. Sūnus palaiko tą idėją, kad reikia išsaugoti ir medžius, ir gamtą, ir žvėrelius, ir upių bei ežerų, jūrų gyventojus, nes nuo to viskas ir priklauso. Jeigu išmestas maišelis patenka į vandenį, vandens gyventojas jį gali priimti kaip maisto patiekalą ir suvalgyti ir staiga miršta ten tie gyvūnėliai. Tai sūnui taip kažkaip buvo paaiškinta ir jis pritarė, taip mama, sako, mes gelbėsim gamtą. O tarkim, vyresnio amžiaus žmogui, mamai, tai jau sunkiau ten jai atrinkti, bet jinai taip po truputį stengiasi irgi. Kasmet Lietuvoje susidaro apie 1 200 000 tonų komunalinių atliekų, iš kurių tik 15% perdirbama, o kita didžioji dalis nukeliauja į bendrus sąvartynus. O juk antram gyvenimui prikelti galima ir popierių, ir stiklą, ir plastiką. Net 70% to, ką išmetame į šiukšliadėžę, gali būti perdirbta. Rūšiuojant atliekas mažinama atmosferos tarša, saugoma gamta ir energijos ištekliai. Apklausų duomenimis beveik trečdalis visiškai nerūšiuojančių atliekų lietuvių teigia, kad tai per daug sudėtinga, kad rūšiuojamų atliekų nebus kur dėti namuose. Labai paprastai galima išspręsti šį klausimą, tiesiog ar pasimti daugiau maišų ar skirtingų spalvų ir plastiką prie plastiko mesti jau iš karto, stengtis virtuvėje rūšiuoti, kad nereiktų vėliau vargti ten prie tų šiukšlių konteinerių. Bet galima ir kibiriukus susidėlioti skirtingus, kad ir 3 ir jau bus paprasčiau ir patogiau ir švariau. Ir tos vietos tikrai neužima daug, ten kaip kiti įsivaizduoja, kad čia dabar maišais apsikrausim ir tikrai ne. Rūšiuojančių buitines atliekas pastangos nenueina perniek. Antrinės žaliavos yra surenkamos, perdirbamos, o iš jų vėl gaminami kasdien naudojami produktai. Lietuvoje daugiausiai perdirbama metalo, popieriaus ir stiklo pakuočių.
Rūta Morozovienė yra ne tik žmona ir 2 mielų vaikų mama, bet ir grožio salono vadovė, plaukų stilistė. Ar idėją rūšiuoti atliekas jį gyvendino ir savo grožio salone? Kadangi tai yra grožio salonas, tai yra plaukai susirūbėmi į plaukams skirtą siurblį ir iš ten jau niekur kitur nepatenka. Kaklajostės, kurias mes naudojame klientams, taip pat yra popierinės, tai prie popierinių dėžučių metama į atskirą maišą ir plastikiniai indeliai, buteliukai irgi su plastiku. Tai mes labai nedaug rūšių turime šiukšlių ar tų vadinamų atliekų darbe. Ir labai patogu, labai greita. Rūta pripažįsta, kad ne visi darbuotojai iš karto pritarė jos gamtą tausojančiai idėjai. Tačiau keletas priminimų, paskatinimų ir problema sprendžiama. Moteris tiki, kad ir jos vaikai Andrėja ir Gantas užaugę rūšiuos buitinės atliekas niekieno neverčiami, nes jiems tai bus savaime suprantamas dalykas. Iš tiesų rūšiavimas suteikia ne tik ekologinę, bet ir ekonominę naudą. Dažnai žmonės mano, kad už antrinių žaliavų išvežimą jie turi mokėti kaip ir už komunalinių atliekų išvežimą. Tačiau tai netiesa. Spalvotų konteinerių turinio vežimas yra nemokamas, todėl atliekų rūšiavimas padeda taupyti. Bendrauju su įvairiais žmonėm ir įvairių profesijų. Tikrai daugėja tokių žmonių. Ir, jaunimo tarpe, to vidutinio amžiaus žmonių tikrai daugėja. Visi stebime vakarus, stebime ES šalis ir norime būti švaresni, tvarkingesni. Juk kai nuvažiuojame į kaimyninės šalis, Vokietija, Danija, Olandija, kaip gražu pasižiūrėti, kad ten viskas aplinkui tvarkinga, gražu. Tai ir pas mus norisi to pačio. Atliekų rūšiavimas Rūtai Morozovieniai tapo įpročiu, tai ji nori įdiegti ir savo vaikams. Stiklas, plastmasė, popierius, 3 gražūs spalvoti konteineriai, į kuriuos surūšiuotas atliekas galime mesti mes visi.